7 klasės žmonės. Atrodo tvarkingi ir laimingi, bet iš tikrųjų taip nėra. Kaip kiekvieni normalūs vaikai eina į mokyklą, tai gal be striukių. Sveiki, vaikai. Вы не могли посмотреть, как автобус гимназии? Ах, tas Aleksandras su to barzdavai vapšė. Ne visada malonus vienas kitam, beje, iš tiesų yra gimę autobuse. Šis zefiriukas, kuris labai brangus mūsų klasiai, dingo 9 valandą. Ir mums reikia išsiaiškinti, kas jį pavogė. Aš manau, kad čia tu melagė. Tu manai? Ir tu visą laiką melagi. Tu visą laiką meluoji. Visą laiką ten... Tu visą laiką viską pavogė. Ką čia nusišneki? Visai mano daiktai tada, kas tu šalia manęs sėdi, visai dingsta. Tu meluoji. Čia tu meluoji. Tu meluoji. Tu dabar meluoji, kad tu meluoji? Tu čia dabar drįsi stotis prieš mane? Tu meluoji. Aš niekaip negaliu suvokti, kaip Maksas gali taip daryti. Kaip jis gali man drįsti sakyti, kad aš meluoju, kai jis visą laiką meluoja. Like, literally. Ir aš tiesiog, man tai atrodo visiškai nesuvokama. Ir tai yra neprofesionalu ir neetiška absoliučiai. Ir Dieve, tiesiog gelbėk jam. Laiką meluoja mokytojams, nepadaro namų darbų, blogai elgesi. Gauna daug pastabų, tai aš nesuprantu, kaip jinai galėjo nepavogti. Septintokai retai sutarė vienas su kitu, bet visada susitaiko. Nors ilgai laiko pykti ir mėgsta apkalbėti. Kadangi jie nesugeba, mums reikia tą zefyrą surasti. Taip, labai gera mintis, pritariu. Taip, pritariu. Jie zefiriuko nesuras. Zefiriuką turim surasti mes. Aš jau surasiu tą zefyrą. Nežinau. Reikia didžiai paieškoti, kam. Šiandien aš ieškau šitų batų, gal man visi šitos pirks? Gera idėja. Labai brangus. Nieko. Gerai, einam? Rasa, eini? Sėkmės, aš aštuoti. Šie individai, ypač moteriškosios giminės, viską mėgsta kruopščiai apieškoti. Ką tu čia darai tvarkytis? Nueik pas vizimetį kodvelę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas. Ši žmonių gentis ypač drąsina vieni kitus. Su jais? Ne. Ne, nesimato. Nėra. Čia irgi nieko nėra. Aš ieškojau viską, nieko nėra. Deja, zefiriukai yra silpnoji šių individų pusė ir paremta visiškais faktais, kad jie visada nusprendžia, jog zefiriukas yra pavogtas. Kiekvienoje septintokų gentyje yra vienas gudrus atstovas. Petrai, tai tu suvalgai tą zefyrą? Tai ne tai, kad tu. Jo, Petrai, žinok, aš šitą sakysiu. Ne. Bet, kai pamato kažkas tokį gudruolį, jo nepasigaili. Aš labai pasigailėjau iš to momento. Tikrai neturėjau pasiimti zefiriuką ar suvalgyti vienas, bet už savo veiksmus turėjau užsakyti. Na, o šis grupės atstovas yra ypač gudrus. Norvaril dingo tas. Ne, nu kur tas zefyras? O ten netyčia nenukrito už to. Nėra čia to. Zefyrą. Nėra. Kur tas zefyras? O ko tu čia filmuoji? Tu filmuoji, Čia tikrai įvykiai vyksta. Nors tu man ir šai. Jie sėdi. Reikia dar pažiūrėti. Kas sakė gerai?
Jis buvo labai brangus. Ką jūs